Studijų metais teko Jungtinėse valstijose girdėti vieno žymiausių 20-ojo amžiaus Biblijos tyrinėtojų paskaitos, Bruce Metzger, jo vardas. Ir štai žmogus, kuris visą gyvenimą paskyręs švento rašto studijoms, padaręs labai galingą įtaką ir Naujojo testamento tekstų interpretacijoje, rankraščių tyrime, įvairios interpretacijos ir švento rašto mokyklų ypatingas, sakyčiau, žmogus, kuris padovanojo įžvalgų. Ir štai po paskaitos įsidrąsinau ir priėjau prie jo ir klausiu, sakau, o tai kaip jūs skaitote tą šventąjį raštą, kad tokios įžvalgos čia byra, tiesiog neįtikėtina. Kai klausaisi, tai atrodo kaip toks tyro vandens gurkšnis, toks, eik tu savo, nepagalvojau, ir eik tu, čia tas yra, visada tas tekstas tą slėpė. Vienu žodžiu, tiesiog nuotykis jo klausyti, nes atradimai viens po kito. Ir pats susidegęs tiek šneka, kad sakai, Dieve mano, kokia dar gelmė šituose raštuose nepažinta. Ir buvo labai nuostabu išgirsti, sako, žinai, nepatikėsi, aš skaitau šventą raštą su šeima. Pasirodo, jie turi paprotį vakarienės metu arba švenčių dienom per pietus prieš valgį paskaityti šiek tiek rašto. Sako, sukam ratu ir tėvai ir vaikai ir visada knyga yra ant stalo, nes mes ją suprantam taip pat irgi kaip maisto dalį. Kitais žodžiais tariant, jie tiesiog perskaito ištisus tekstus per tą prisėdimą prieš valgį. Ir tada tampa tas valgymas kartu ne tik tai pokalbiai apie buitį, bet taip pat ir sako, geriausių įžvalgų man priežastis ir mokykla buvo tai. Kitais žodžiais tariant, aha momentai prie kasdienybės stalo. Brangieji, šiandien Dievo žodžio sekmadienį visas Dievo žodis apie jo skaitimą. Iš Senojo testamento girdime istoriją, kur susirinkusi tauta ištempus ausis 6 valandas klausosi skaitimo iš įstatymo knygos penkiaknygės. Ir štai rašto žinovas Ezdra skaito, interpretuoja, žmonės net susigraudina. Išgazdino. Ezdra sako, neliūdėkit, nejuokaukit, čia apie džiaugsmą. Džiugesys yra Dievo dovana ir jūsų jėga. Tai tie žmonės, klausydamiesi, iš tikrųjų gavo nuostabią paguodą po tų ilgų tremties metų, kai jie sugrįžo 445 prieš Kristų, trečia sugrįžtančių emigrantų banga iš Babilonijos nelaisvės po Persijos karaliaus Kyro edikto leidžiančio izraeliečiams grįžti į savo gimtą Judėją. Ir štai jie prie sugriuvusio miesto griuvėsių klausosi šito žodžio ir staiga jaučia, kad kažkas gimsta naujo. Kad štai mūsų tauta, mūsų savastis, mūsų identitetas būtent šituose tekstuose, kuriuose kalba ne žmogus, bet pats Dievas. Tai jo mintis, tai jo dizainas, tai jo troškimas perduoti tiesiog pačio savo dovanotą žmonėms vaizduotę ir valią. Šventasis raštas, brangieji, yra maisto forma. Mes krikščionys, o ypač katalikai, nelabai įvertiname ir dažnai numojame net ranką į švento rašto kasdieninį skaitimą, nesakome, kągi
Ir taip mišiuose girdim, čia paskaito, bet žinot, kaip mes klausomės kartais, būkime nuoširdūs. Pradeda istoriją kokią, aš tą girdėjau. O įsivaizduokit, šita istorija skamba man šiandienai, šiandienos paguodai. Vakar aš girdėjau, bet tai buvo vakarykštė paguoda. Jėzus perskaitęs savo gimtajame mieste pranašo Izaijo žodžius, nuostabų sakinį ištaria ir visus, tiesą sakant, net suglumina. Šiandien įsipildė jūsų girdėti švento rašto žodžiai. Kad mes taip pat galėtume tarti šį žodį, turime, tiesą sakant, jį turėti savo širdyje, įkūnyti savo mintyse ir veiksmuose, kad taip pat galėtume sakyti broliams ir seserims, šiandien įsipildė girdėti žodžiai. Nes aš, kuris klausausi jo, žinau, kaip veikti, kaip mylėti, kaip kitą paguosti ir tokiu būdu priartinti viešpaties artumą per savo veikimą, savo širdį ir savo darbus. Kartą esu patyręs tikrai vieną tokią, istoriją, kuri mane labai kažkaip sujaudino, nes kai teko studijuoti Kauno technologijos universitete, nejučia prasidėdavo kalbos apie tikėjimą, apie bažnyčią, apie šventą raštą. Ir gaudavau tokių, kaip čia pasakius, beveik kartais pažeminančių pastebėjimų, ką čia bažnyčia, ką čia tas tikėjimas. Čia tik tai, kaip čia pasakius, silpniems žmonėms paguodo žodžiai surašyti, kad reiškia, patys nežino, ką daryti, tai maždaug mokosi. Ir man tada kažkaip unoras pakilo, sakau, ponai, jūs manęs nepažįstat, nes nežinot, ką aš žinau. O aš žinau tą, ko jūs neskaitę, nesusipažinę, taigi esat neadekvatūs pokalbio dalyviai, turėtumėte skaityti šventą raštą, kad su manim pakankamai adekvačiai kalbėtumėtės. Po tokio sakinio išgirdau tokį komentarą. Mes tave imsim tavo paties žodžiais. Maždaug mes tuoj pat paskaitysim ir sukompromituosime. Ir žinot ką, buvo išbandymų. Ateina vienas bičiulis, kuris paskaitė ir tada man cituoja Morkaus Evangelijoje, kur parašyta, kad Jėzus išgydęs raupsuotojį, siunčia jį į sinagogą, reiškia į šventyklą, prašo susimokėti auką ir tada man jis sako, štai jūsų tikėjimas. Čia viskas apie aukas, apie pinigus. Ir tada įsigandau, sakau, viešpatie, dabar jau reiks suktis. Nebuvau tuo metu radioelektronikoje švento rašto žinovas. Sakau, duok man pastatyti tekstą. Ir kągi skaitau, viešpats išgydė ir sakė, eikit, pasirodykit kunigams, kablelis, sumokėkite šventyklos auką, kablelis, jiems paliudyti, taškas. Sakau, dėmesio, ponai, skaitykite sakinį iki galo. Jeigu jie tikrai pagijo ir tikrai pasirodė toj šventykloj, net auką sumokėjo, tai tikrai didi dalykai vyko. Ir tada prasidėjo įdomus dalykas. Vienas iš tų bičiulių pradėjo skaityti šventą raštą, Naująjį testamentą ir grįžęs man liudija apie dalyką, kur klausdamas sako, kas man atsitiko. Kai aš skaičiau, mane krėtė, mane purtė, mane tiesiog
ugnis kažkokia lietė ir nežinau, kas su manim darosi. Įsigando žmogus. Ir žinot ką? Atrodo, kad pats rašto skaitimas jau yra galia priimta, netgi egzorcizmas, jeigu reikia. Taigi šventas raštas, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas kaip dviašmenis kalavijas. Ir jeigu reikia, duoda iš peties, žmogus suprakaituoja. Brangieji, mums kiekvienam tai yra priminimas, kokią nepaprastai didžią dovaną turim. Kaip turime rasti savo gyvenime būdą skaityti šventą raštą kasdien. Ir čia ne juokas. Švento rašto Naujojo testamento knyga turėtų tapti man maldaknygė. Va šiandien, pavyzdžiui, perskaičiau iš Evangelijos. Labai gražių sakinių yra. Jų akys buvo įsmeigtos į jį. Stipru. Viešpatie, padaryk, kad ir mano akys būtų įsmeigtos į tave, į tavo žodį. Neveltui padėjome švento rašto knygą čia centre, kad tiesiog tarsi būtų įsmeigtos žvilgsnis ir ta šiandienos Dievo žodžio sekmadienio liturgija būtent tą kviečia daryti, išryškinti šitą knygos ir žodžio reikšmę. Norisi, brangieji, jums palinkėti tokių 3 dalykų. Pirmas, skaityti šventą raštą, apsispręsti tą daryti. Jubiliejiniai metai, malonės metai, proga vilčiai gražinti. Juk ten didžiulė paguoda. Antras dalykas, šituo raštu melstis, jį apmastyti, medituoti, išrinkti savo tinkamą žodį. Kitais žodžiais tariant, pritaikyti savo asmeniniam gyvenimui. Ką nori Dievas pasakyti man šiandien einančiam vilties piligrimui šios žemės keliais. Ir trečias dalykas, šituo žodžiu dalintis su savo broliais seserim. Juk tiek daug alkanų širdžių, kurios net nežino, kad yra alkanos, bet pastebi kitus, kurie spinduliuoja tuo žodžio, sakytume, džiaugsmu, įkvėpimu ir anksčiau ir vėliau užklausia apie tai. Dalintis tai yra dosnios širdies dovana ir, aišku, džiaugsmas žmogui, kuris pasidalinęs džiaugsmu jį patiria tiesiog dvigubai, nes ir savo, ir kitų džiaugsmu apdovanotas. Tad tebūna šis sekmadienis įkvėpimas, padrąsinimas ir mums visiems džiaugsmo priežastis, kad turime tokį nuostabų viešpaties artumą per jo žodį, kad jo yra žodžiai dvasia ir gyvenimas ir kad mes visi, skaitydami jį, tampame vienu kūnu, viena šeima, viena bendruomenė, kuris įvairiais būdais, įvairiais viešpaties veikimo apraiškomis mūsų apdovanoja, sujungia ir veda į dangų. Sveikinam visus ir tie viešpaties malonė lydi mus. Amen.